Pas jūsų gydytoją, žinokit, šiuo metu nėra nei vieno laisvo vizito. Atvykit pas mus į būtinosios pagalbos kabinetą. Alytaus poliklinikoje apgultis, o 3 skambučius priimančioms operatoriams darbo netrūksta. Moterys sako, norinčių patekti pas gydytojus daugiausia buvo pirmadienį. Telefonas netilo visą dieną, o ir prisiskambinti gyventojams taip pat nebuvo paprasta. Vasario 6 dieną 13 valandą. Sergančiųjų padaugėjo nuo sausio 19 dienos. Jei tuo metu į polikliniką kreipėsi 120 žmonių, tai dabar beveik 300 per vieną dieną. Šiuo metu Alytuje užfiksuota per 1000 sergančiųjų peršalimo ligomis. Jaučiame, kad yra labai didelis pakilimas virusinių infekcijų, kurių, jeigu rūšimis, tai jų yra apie 200. Tačiau pastaruoju metu jau diagnozuojama ir gripo. Tokiu būdu matosi, kad jau sergamumas yra pakankamai aukštas ir serga labai daug šeimomis. Taip, nerima kelia, kadangi dabar viršutinės kvėpavimo takų infekcijos, tačiau gali, kaip sakyt, plūstelti ir nors dabar pavieniai gripo atvejai, tačiau gali ir jų iš tikrųjų daugiau. Kad sergančiųjų daugėja akivaizdu, pirmadienį paskambinus telefonu konsultacijai pavyko užsiregistruoti tik ketvirtadienį, tačiau poliklinikoje veikia būtinosios pagalbos kabinetai. Yra būtinųjų pagalbų kabinetai vaikams ir suaugusiems ir jie iš tiesų, kreipiantis į polikliniką, yra aptarnaujami tą pačią dieną. Taip kad galbūt gali tekti šiek tiek palaukti prie kabineto durų, jeigu tuo metu yra didesnis jų susibūrimas. Jeigu bus paskelbta gripo epidemija, mokiniai, jeigu 20% nelanko mokinių, tai nutraukti pamokas mokyklose gripo epidemijos metu. Taip pat galbūt ten yra punktas numatytas ir dėl visų renginių organizavimo. Alytaus apskrities ligoninėje tiesiog turbūt irgi uždrausti lankymą ligonių. Epidemija skelbiama, kai gripo atvejai sudaro 30%. Paskutinį kartą taip nutiko 2013-aisiais. Norėčiau paminėti, kaip apsisaugoti vis tik. Apsisaugojimo būtinai vengti sąlyčio su sergančiuoju asmeniu. Taip pat, jeigu susirgus, reikia ne į darbą, neiti į mokyklą, kreiptis pas šeimos gydytoją. Taip pat patalpas drėgnų būdu dažnai valyti, vėdinti patalpas. Jeigu, kaip sakyti, simptomai pasireiškia kosti, čiaudi, tai būtina nosį ir burną užsidengti vienkartinę servetėlę nosinaitėmis. Alytaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas sako, jog kol kas ugdymo įstaigos dirba įprastu ritmu.